rytas. Šiandien turėjo būti apsiniaukę, bet saulutė išlindo, rašo, kai iki 12 švies. Tai lepina mus Egiptas. Pagaliau atvažiavo brolis. Eisim pažiūrėti, kaip ten beatrodo. Saulė šviečia. Mes einam pusryčių. Remontai. Štai mes ir lauke. Aš ragolių šiandien nenoriu. Kažką kitką pasiimsiu aš. Kiaušinienės gal vėl. Brolio niekur nesimata, reikia prie barą gal ieškoti. Vidune? O, bet čia tos šviežiai kep visus. Tos krosanus ir visus šviežiai kep. Traukia iš pečiaus tenais. Nu, nematyt to, brolė? Viduje, ne? Labas rytas. Jis čia pats tai pasidarė. Pasiklydėlis. Nu ką, pasiklydėlis? Duosti ką nors? Ką tu duodi? Ką nori? Išgerti tenai. Radau, nu. Lauktuvės visas perduotas. Oho. Vlogiu savo kiaušinių. Nu va, jau čia biškį panašiau į kavos gerimo vietą. Ant saulytės. Yra va tokie viešbučiuose rankščių centrai. Viešbutis duoda tau kortelės. Paduodi kortelės, tau duoda rankšluostį. Bet man nedavė čia, nes čia yra kito viešbučio. Netokios spalvos kortelės, galvojau. Tokios pat pasirodo, netokios. Einu tada į kitą. Nu, va, pavyko gauti rankšluosčių, dar porą pampersų paėmiau. Einu. Pabulka ilsis. Apie ekskursiją norėjau papasakoti. Tai buvom sugalvoję plaukti į Orange salą. Indrė jau čia buvo suradus po 35 eurus žmogui, bet kadangi čia tie visi nuotykiai su broliu išėję, tai mumis labai spaudžia laikas ir nu, nėra vietų, nėra laivą neplaukti, tai mes išsirinkom dieną sekmadienį, kad plauksim ir jie pasiūlė privačią jachtą. Tai kadangi mūsų 10 suaugusių ir 3-4 vaikai gaunas, tai būsim privačioj jachtai, vieni patys, sakė, kur norėsit, ten plauksit, į salą, panardyt, ten pamaitins mumis, kada norėsit, tada parplauksit. Paims čia iš viešbučių teritorijos, 5 minutės nuveš, čia va kažkur uostas, man atrodo. Filmavau vakar nuo tilto, gal ten greičiausiai ir bus. Ir viskas, plauksim, ir kaina bus 500, tai suaugusiam gaunas po 50. Bet patys savo. Bosai, kada norėsim, tada parplauksim. Nereiks ten laukti visokių, atsiprašau, atsilūpusių turistų. Kadangi rytoj plauksim su jachta ir užsimsim paviršinių nardymų, tai biškį vaikam pravedžiau instruktažą. Kitiem, kas nežino. Aišku, nėra ten ką žinot, bet pasibandyti geriau baseinė negu pirmą kartą negu jūrai. Nu tai eina, ką nors pažiūrėsim. Pietuku. Užuodžiam kažką skaniai įkvėpt. Čirškint kažką ant žarijų. Nėra šefuka. Tas kažką ten jiems slapčia. Nu va, čia kažkokį praskėpėm. Hamburgeriukus tuos gavau. Čia irgi visko reikia pasidėti, picikės. Pamiršom bulvyčių pasim. Tai yra, buvom prisidėję, bet pamiršom, pametėm kažkur. Jie vanai atneš.
Kas buvo? Bulvės ką nors. Pametei bulvės? Aš Neberadai? mačiau, jos ten buvo padėtos, bet aš jau ėmiau kitų. Pametė bulvės. Gražu. Reikia paduoti druskų. Šviečia saulė. Ulroks mėgoja. Iškilindom čia tarp viešbučių į tokį plišiuką. Tai ir žmonių mažiau, į vėją nėra. Tai labai ramiai pasnaudžiu, net 2 kartus buvau nusmigęs. Tai galvojau, kada čia mes Lietuvoje galėsim tai ant žolikės prigulti. Kieme dar 4 mėnesių reiks palaukti. Dabar yra 18 sausio. Tai vasaris, kovas, balandis. Gegužę gal jau galėsim tai. Nu ką, šiandien Jessica už 2 eurus, o kokias gražias gulbės. Kokia gulbė graži. Oi, nori žaisti tą gulbę?